Berlynas. 1945. Europa išlaisvinta iš nacizmo teroro. Vyksta paskutiniai Raudonosios armijos mūšiai. Rusų karininkas kapitonas Josifas Prautovas. Neapykanta buvo tokia giliai. Mes norėjome baigti šį karą. Sunaikinti jėgą, kuri norėjo sunaikinti mus. Baigti viską, kartą ir visiems laikams. Hitleris gyvena paskutinės dienas. Jis išlindo iš savo bunkerio paskutiniai Trečiojo Reicho propagandinio filmo scenai. Ar dar yra bent vienas kareivis ar vaikas, kuris norėtų su juo mirti? Per šį karą žuvo 50 milijonų žmonių, civilių daugiau negu kariškių. Kai nutyla patrankos, prasideda Vokietijos moterų drama. Sukrečianti knyga Moterys Berlyne pasakoja apie 45-aisiais rusų prievartautas vokietės. Jie čiumpa mane, bloškia ant žemės. Mano galva atsiduria ant laiptų pakopos. Aš matau vieną kareivį, kuris laukia eilės, kol kitas plėšia nuo manęs apatinius drabužius ir ima mane jėga. Mes manėme, kad geriau rusas ant pilvo, negu amerikietis virš galvos. Šį vokietį prisimena sąjungininkų bombonešius, kurie sugriovė jos miestą. Kurfiurstendamo prospektas. Berlyno Eliziejaus laukai. Vis dar krizės apimta Vokietija prieš 13 metų. Paminklas primena milijonus žuvusius per Pirmąjį pasaulinį karą. Marlena Dietrich dainuoja Mėlynąjį angelą. Aleksandro aikštė Berlyne. Tomas Manas mėgaujasi Nobelio literatūros premiją po Unter den Linden liepomis. Berlynas yra viena didžiausių Europos kultūros sostinių. Vienas laisviausių pasaulio miestų. Tūkstantis 1933-aisiais padėtis pasikeičia. Hitleris ir savo himną Horsto Veselio dainą giedantys ginkluoti SA vyrukai, primindami karių veteranų širdyse susikaupusi pralaimėjimo kartėlį, griebėsi bauginimų ir demagogijos. Naciai naudojasi kairiųjų partijų nesutarimais, o Hitleris, kilnodamas kumštį, rodos siekia visus sužavėti. Vokiečių komunistai paklūsta Maskvai, socialistai jai rimti priešininkai. Jokios sąjungos su jais. Taigi vokiečių komunistai paskutinį kartą sugieda Internacionalą. Į valdžią Hitleris legaliai ateina 1933 sausio 30-ąją. Per kelis mėnesius jis įveda diktatūrą ir tampa Führeriu, vadu. Visa Vokietija privalo šaukti Heil Hitler, tegyvuoja Hitleris. Liaudis dar nėra besąlygiškai jam atsidavusi. Todėl Führeris turi be paliovos skanduoti primityvius nacionalistinius šūkius.
Ir Führerio lozungai atlieka savo darbą. Jie skirti paveikti mases. Tačiau ko siekia Führeris? Knygoje Mein Kampf jis aiškiai išdėsto tai, ką vadina savo užduotimis. Hitleris taip pat yra vienas iš veteranų, tebejaučiančių kartėlį dėl 14-18 metų karo baigties. Todėl pirmoji jo užduotis – sunaikinti Prancūziją. Ištrinti iš istorijos puslapių žeminamą 19 metų Versalio sutartį, pagal kurią Vokietija nebegali turėti armijos ir praranda teisę į dalį savo teritorijos. Jis nori užkariauti tai, ką vadina gyvybinę erdvę. Vokietijoje yra 80 milijonų gyventojų, 2 kart tiek, kiek Prancūzijoje. Jis nori paversti Vokietiją pasaulinės galios valstybę. Būdamas liguistas antisemitas, jis nori įtvirtinti viršenybę vokiečių arijų rasės, kuriai grėsmę kelia žydai. Jo nuomonė, žydai kalti dėl karo, pralaimėjimo, infliacijos ir nedarbo. Kitas karas bus karas su žydais. Jie keliaus į Dachau, pirmąją koncentracijos stovyklą, kur Hitleris įkalina antinacistus, komunistus, socialistus ir demokratus. Hitleris laikė savo užduotimi prijungti prie Reicho kraštus, kuriuose buvo kalbama vokiškai, ir pradėjo tai nuo savo gimtosios šalies. Po Anšliuso arba Austrijos aneksijos, Führeris atidaro vieną baisiausių koncentracijos stovyklų Mauthausene netoli Linco ir teroras iš Vokietijos netrukus persimeta į šią šalį. Hitleris nuvyksta į savo gimtąjį miestelį Austrijoje. Jis aplanko mokyklą, kurioje mokėsi 1899-aisiais. Daugelis mokinių vis dar basakojai, tačiau jis jau gali svajoti apie viešpatavimą pasaulyje. Kas bus kita jo auka? Kaimyninė Čekoslovakija, kur gyvena vokiečiai, Sudetų krašto gyventojai ir kurią globoja Anglija ir Prancūzija. Taikai iškyla pavojus. Miunchene, nacizmo šventovėje, surengiama sėkmę turinti garantuoti konferencija. Joje susitinka vis labiau visus bauginantis Adolfas Hitleris ir jo sąjungininkas, italų diktatorius Benitas Musolinis. Musolinis – fašizmo tėvas, telkiantis šalininkus į brigadas nuo pat vaikystės. Kitai ideologijai atstovauja vakarietiška demokratija, didžiojo karo išsekinti nugalėtojai. Britanijos ir Prancūzijos ministrai pirmininkai, konservatorius Chamberlainas ir radikalas socialistas Daladier nori išgelbėti taiką. Per konferenciją priimamas netikėtas sprendimas. Dalis Čekoslovakijos, Sudetų kraštas, perleidžiamas Hitleriui mainais į iškilmingą pažadą nereikalauti jokios kitos teritorijos. Tačiau ko vertas Führerio pažadas? Praėjus vos 6 mėnesiams jis užgrobė visą Čekoslovakiją ir įžygiuoja į Prahą greta maršalo Geringo. Geringas – pirmojo pasaulinio karo lakūnas, vienas nacizmo įkūrėjų. Tampa aviacijos viešpačiu ir žmogėdra siekiančiu prisijaukinti čekų vaikus. Hitleriui nebereikia preteksto sujungti vokiškai kalbančius kraštus. Galinga Čekoslovakijos pramonė dirba jam. Ir kodėl tuo nepasinaudojus? Juk sąjungininkai atrišo jam rankas. Vienintelis išsigelbėjimas nuo Hitlerio lieka Sovietų sąjunga. Su Prancūzija ją sieja savitarpio pagalbos sutartis.
Sovietų socialistinių respublikų sąjunga, taip vadinama komunistinė Rusija. Stalino, taip pat suvariusio milijonus nelaimingųjų į lagerius diktatūrą, puikiai pridengia meistriškas manipuliavimas minia Raudonojoje aikštėje. Gulago archipelagas. Industrializacija ir militarizavimas žengia sparčiu žingsniu, paversdami SSRS didžiulę jėgą. Nepaisant komunizmo baimės, vakarai pasikliauja Sovietų sąjungą. Tačiau Führeris juos aplenkia. 39-ųjų vasarą savo vasarnamyje Berchtesgadene jis surengė paradą kartu su užsienio reikalų ministru Ribbentropu. Hitleris prisiekinėja sugriauti komunizmą, dabar pasiunčia nacį Ribbentropą į Maskvą, kad šis sudarytų istorinę sutartį su nuožmiausiais priešais. Kai Stalino užsienio reikalų ministras Molotovas pasirašo vokiečių ir sovietų sutartį, komunistai jaučiasi šokiruoti tiek pat, kiek yra laimingi šie prancūzų kovotojai, kaip vieną didžiausių liaudies fronto iškovojimų 39 rugpjūtį gavę mokamų atostogų. Kam reikėjo pasirašyti šią nepuolimo sutartį? Sovietai atsakys. Stalinas norėjo išlošti laiko, leisti Hitleriui ir vakarams išžudyti vieniems kitus. Gal jis dar turėjo iliuzijų, kad galės pasidalyti su Hitleriu Europą, prisijungdamas dalį Lenkijos ir Baltijos šalis. O ir pačiam Führeriui reikia paaiškinti keletą dalykų aukštiems nacių vadams. Aljansas su Stalinu ir juos šokiruoja. Hitleris SS ir Gestapo vadams Heydrichui ir Himmleriui, savo artimam bendražygiui Bormanui, kitiems artimiems bičiuliams tvirtina, kad šis laikinas aljansas atriš jam rankas ir jis galės imtis tolesnės ekspansijos, šį kartą pasieks Lenkiją. Visam pasauliui vokiečių ir sovietų sutartis yra perspėjimas apie karą. Amerikos vyriausybė grąžina į tėvynę savo išeivius prancūzų garlaiviu Normandija. Normandija – tos epochos simbolis, kuriam buvo lemta išnykti. Šis nuostabus transatlantinis garlaivis simbolizavo stiliaus apogėjų, gyvenimo malonumus, technikos pažangą ir taiką. Jungtinių valstijų kongresas, siekdamas nebeįsivelti į karą Europoje, 36-aisiais balsavo už neutralitetą. Nusiraminęs dėl amerikiečių ir rusų, Hitleris nusprendžia padaryti galą tam, ką jis vadina didžiausia Versalio sutarties niekšybę – Dancigo koridoriui. 1919 metais Vokietijos teritorija buvo padalyta į dvi dalis, paliekant Lenkijai siaurą priėjimą prie jūros. Führeris nustato tikslę Dancigo susigrąžinimo ir invazijos į Lenkiją datą – rugsėjo 1, 5 valandos 35 minutės. Pirmasis Antrojo pasaulinio karo patrankos šūvis tenka Dancigui. Hitleris užtikrintas. Anglai ir prancūzai nepajudės. Tačiau abi vyriausybės tuoj pat susitinka ir nusiunčia jam ultimatumą, pareikalaudamos nutraukti bet kokį karinį veiksmą prieš Lenkiją. Hitleris pareiškia, jie tik ir melaitės, kurios nesugeba priimti teisingo sprendimo. Ir priduria, kasgi norėtų veltis į pasaulinį karą dėl Dancigo.
1939 rugsėjo 3. 11 valanda. Jungtinės karalystės ambasadorius Berlyne atgabena paketą su pranešimu apie karo paskelbimą. 17 valandą Vokietijai karą paskelbė Prancūzija. Hitleris priblokštas, jo vertėjas Šmitas rašys. Jis tarsi suakmenėjęs, akys įbestos į tolį. Generolas Jodlis konstatuoja, pirmą kartą instinktas apgavo Führerį. Vokiečių generolai susidūrė su scenariumi, kurio bijota labiausiai. Karas vyks 2 frontais. Tačiau burtas buvo mestas. Hitleris pasiunčia į Lenkiją Wehrmachtą, Vokietijos ginkluotasias pajėgas. Lenkai kaunasi kaip praeito amžiaus ulonai ir žūva puldami vokiečių tankus. Paryžius. Rytų stotis. Dauguma šių vyrų jau vyko iš tų pačių peronų prieš 25 metus. Tačiau tada moralinė atmosfera buvo visiškai kitokia. 1914 rugpjūtį jie išvyko su gėle ant šautuvo. Dabar nėra nei gėlės, nei šautuvo. Niekas nenori kariauti naujojo karo, net vyriausybė, kuri priversta manipuliuoti, tačiau nesėkmingai. Mobilizuoti 4 milijonai vyrų. Tarp jų ir garsiosios žvaigždės, tokios kaip Fernandelis. Dauguma jų valstiečiai. Prancūzija dar pusiau žemės ūkio kraštas. Jie juda Vokietijos sienos link pėsti, lydimi raitų karininkų. Tuo metu armijose dar buvo daug raitininkų. Prasideda visuotinis priverstinis arklių nusavinimas. Armijos karinė technika atsilikusi. Senovinį sunkvežimį pilna vidurėmis guminėmis padangomis valdo antrosios klasės vairuotojas Gastonas Rekas. Mums labai trūko karinės ginkluotės. Sunkvežimyje dviese dalijomės vienu šautuvu. Dar buvo viena dėžutė su 10 šovinių, kurios neturėjome teisės atidaryti. Tikras skurdas. Jei būtume turėję kuo kautis, būtume kovoję, nes bošų tikrai nemėgome. Bošai. Taip paniekinamai buvo vadinami vokiečių kareiviai dar nuo ankstesnių karų. Dar jie buvo pravardžiuojami fricais, šliosais, pilkaskverniais, nes jų uniformų spalva buvo feldgrau, pilka su žalsvu atspalviu, kad susilietų su gamta. Juos dar vadinome doriforais, Kolorado vabalais, vabzdžiais parazitais rėpliojančiais ant bulvių lapų. Tačiau kasgi tie bošai? Kad ir šis jaunas vokietis žygiuojantis su daina. Prieš mus plevėsuoja vėliava. Mūsų vėliava reiškia naujus laikus. Mūsų vėliava stipresnė už mirtį. Jis Augustas von Kagenekas. Ir jis rašo. Aš maniau, kad geriausia karjera yra karinė karjera. Tėvai mane palaikė. Tėvas man sakydavo, ten tu bent gali rėkauti ir sakyti, ką nori, ir tau nebūtina sveikintis ištiesiant ranką.
39 rugsėjį Augustas von Kagenekas dar pratybose. Jis būsimasis tankistų karininkas. Mano tėvas, generolas, sakydavo: prancūzai prie sienos turi 40 divizijų, o mes 15. Visos kitos Lenkijoje. 500 tūkstančių vyrų prieš 200 tūkstančių. Jie 2 kartus už mus stipresni. Patiklūs prancūzai puola 39 rugsėjo 7-ąją, praėjus 4 dienoms nuo karo paskelbimo. Per puolimą surengta parodyti pasauliui, kad Lenkija nepalikta likimo valiai, kariuomenė prasiskverbia 8 km į Saro kraštą. Pirmiesiems tremtinio dalį tenka pajusti vokiečiams. Prancūzų armijos kino tarnyba užfiksuoja pirmąjį karo grobį – dviračius. Šie linksmai nusiteikę dviratininkai važiuoja vokiečių kaimuose paliktais dviračiais. Tačiau pergalingai prasidėjęs Saro puolimas virsta nereikšmingais susirėmimais. Po šturmo būrių puolimo prancūzai jau turi savo didvyrį – Josefą Darnaną, pavadintą pirmuoju Prancūzijos kariu. Jis taps vienu aktyviausių vokiečių kolaborantų ir galiausiai bus sušaudytas. Nepaisant savo didvyrių ir kiekybinio pranašumo, prancūzų armija toliau nepajuda. Jos vadas 67 Morisas Gamelinas turi generalisimo laipsnį, o tai reiškia, kad jis vadovauja jungtinėms prancūzų ir britų pajėgoms. Anglai, kurių yra mažiau nei prancūzų, mano, kad šis karas netoks kaip kiti ir kad vieną dieną viskas pasibaigs. Gamelinas taip pat nenori, kad vėl prasidėtų 14 metų mūšiai. Jis bet kokią kainą nori išvengti naujo žmogžudiško karo. Jam reikia bent 2 metų, kad suspėtų baigti persiginkluoti Mažino linijos priedangoje. Andrei Mažino, 3-ojo dešimtmečio karo ministras, daug dėmesio skyrė Prancūzijos sienos gynybai. Įtvirtinimų kompleksas kartą ir visiems laikams turėjo sulaikyti priešus vokiečius. Tam prireikė 16 darbo metų, 1,5 milijono kubų betono ir 150 tūkstančių tonų plieno. Šie artilerijos bokšteliai sujungti vienas su kitu tunelių labirintų, kuriuose gali tilpti 200 tūkstančių karių, tęsiasi 500 km nuo Šveicarijos sienos iki Liuksemburgo. Ten, kur baigėsi Mažino linija, prasideda kalvotas Ardėnų miškas, kurio generalinio štabo nuomonė neįmanoma įveikti tankais. Mažino linija nebuvo nutiesta iki jūros, nes prieš paskelbdama apie neutralitetą Belgija buvo Prancūzijos sąjungininkė. Šią fronto dalį gynė prancūzų armija ir ekspediciniai britų būriai, pasipildantys kanadiečiais ir kolonijinių imperijų kontingentu. Jų mėgstama daina buvo Mes padžiausime savo baltinius virš Zigfrido linijos. We're gonna hang out the washing on the Siegfried line. Have you any dirty washing, Mother dear? We're gonna hang out the washing on the Siegfried line, 'cause the washing day is here. Zigfrido linija. Hitlerio statyti įtvirtinimai stovėjo priešais Mažino liniją. Toliau dainą perima prancūzai. Les vieux mouchoirs et les chemises en papa. En famille, on lavera tout ça. On ira prendre notre linge sur la ligne Siegfried.
Vokiečiai nepuola. Jie vis dar vengia kovoti dviem frontais. Tačiau atsargumo sumetimais prancūzai nusprendžia evakuoti Alzaso ir Lotaringijos gyventojus į Perigorą ar Šarantą. Jiems teko nelengva dalia. Blaškomi karų, jie buvo priversti keisti net tautybę. Nepamiršti ir zoologijos sodo gyventojai, tokie kaip ši balta ir išdidi lama. Strasbūras ištuštėja. Viskas išvežta, net sielos. Ypač iš sinagogų. Rugsėjo 20-ąją Hitleris įsako bombarduoti vis dar besipriešinančią Varšuvą. Jis nori įbauginti ne tik lenkus, taip pat prancūzus ir anglus. Štai kas jūsų laukia. Pasaulis apimtas siaubo. Niujorko šviesuomenės laikraščiai, kaip ir visa spauda, nušviečia Varšuvos bombardavimą. Jungtinių valstijų prezidentas Franklinas Rooseveltas kreipėsi į tautą. This nation will remain a neutral nation, but I cannot ask that every American remain neutral in thought as well. Even a neutral has a right to take account of facts. Even a neutral cannot be asked to close his mind or to close his conscience. Varšuvos bombardavimas parodė, kokie pažeidžiami yra miestai. Paryžius ėmėsi priemonių apsaugoti savo paminklus ir paslėpti provincijoje muziejų šedevrus. Marso lauke kasamos slėptuvės. Dažnai vyksta pavojaus imitavimo pratybos. Dujokaukės tampa privalomos. Kovinės dujos buvo panaudotos per 14-18 metų karą. Todėl visi jų bijo, net arkliai. O tuo metu vargšė Lenkija draskoma į gabalus. Kai buvo sutarta su Hitleriu, rusai užima pusę šalies. Sunku patikėti šią sovietų ir vokiečių kareivių brolystę. Naciai platina štai tokio pobūdžio lapelius. Vokiečių armija sveikina darbininkų ir valstiečių raudonąją armiją.
kuriai visada jautė gilią pagarbą. Lenkų armija pasiduoda vokiečiams, o rytuose – sovietams. Stalinas įsako sušaudyti 20 000 Lenkų kalinių. Jis nori sunaikinti elitą šalies, kurią siekia aneksuoti. 4500 Lenkų karininkų nušaunami į Pakaušį, Katynės miške, netoli Smolensko, Rusijoje. Po 2 metų Kremliuje Stalinas priima tremtyje esantį Lenkų karo vadą generolą Sikorskį, kuris jam perduoda dingusių Lenkijos karininkų sąrašą. Stalinas vaidina nustebusį. Jis pažada pasidomėti. Tūkstantis 1992 naujosios Rusijos prezidentas Borisas Jelcinas perduos Lenkijos prezidentui Lechui Valensai dokumento originalą – Stalino pasirašytą egzekucijos įsakymą. Iš tiesų, užimdamas pusę Lenkijos, Stalinas pasitarnavo Hitleriui, kuriam reikėjo bendros sienos su SSRS, palengvinančios invaziją į Rusiją. Hitleris ir SS vadas Himmleris dabar pasirūpina Lenkiją, skirdami okupuotų teritorijų generalgubernatoriumi nacį Hansą Franką, kuris paskelbė: "Nuo manęs priklauso Lenkų tautos teisė į gyvenimą ir mirtį." Už nusikaltimus žmonijai Niurnbergo tribunolas nuteisė jį mirties bausme pakariant. Vienas vokietis filmuoja aptvertą vietą, kur suvaryti čigonai. Naciams jie ne žmonės. Moterys bus prievarta sterilizuojamos, nes jos neturi teisės gimdyti. Ir naciai pradeda čigonų medžioklę. Šimtais tūkstančių jie bus siunčiami į koncentracijos stovyklas. Prasideda žydų kančių kelias. Nacių naguose jau 3 milijonai Lenkijos žydų. Hitleris dar galvoja, ką su jais daryti. Kadangi karas jam klostosi palankiai, jis planuoja siųsti juos į kokią rytinę teritoriją, ar net Madagaskarą. Ir tik tada, kai karo baigtis tampa neaiški, Führerio ir jų bendrų neapykanta perauga į žiaurias žudynes. Tai bus galutinis sprendimas. Tačiau kol kas juos reikia identifikuoti ir paženklinti geltoną žvaigždę. Vėliau uždaryti į sienomis apsuptus getus. Štai ką parašė vienas toks nelaimingasis savo sąsiuvinyje. Mūsų širdis plyšta, kai turime matyti gėdingas prievartos scenas. Galvažudžiai muša moteris ir senukus vidury gatvės. Man akys plūsta ašaromis. Gatvėse pasijuntame visiškai bejėgiai ir izoliuoti. Niekas nestoja mūsų pusėn. Mes tokie silpni. Visuose dideliuose Lenkijos miestuose bus įkurti getai, kuriuose atskiromis grupėmis bus įkalinti Vokietijos, Austrijos ir Čekijos žydai.
Žydai čia dar atrodo pasitikinti savimi, ramus. Gal kurią dieną jie vėl grįš į savo namus. Jie dar nežino, kad mirs iš bado ir šalčio. Jie nežino, kad prasidės Šoa, holokaustas. Varšuva sugriauta. Hitleris atvyko nusifilmuoti propagandinėme filme miesto griuvėsių fone. Po užkariautojo kaukė slypi gilus rūpestis. Nors išdidūs vokiečių kariai žygiuoja gatvėmis skambant grenadierių maršui, Lenkijoje jie pasirodė ne taip jau ir gerai. Pasirengimo ir patirties mūšyje stoka, kartais net drausmės stygius. Štai kokias žinias praneša fiureriui kariuomenės vyriausiasis vadas generolas von Brauchičas. Hitleris įsiutęs, bet jis nebejoja ir įsako ruoštis pulti Nyderlandus, Belgiją ir Prancūziją. Beprotybė, sako generolai. Kai kurie pradeda rengti sąmokslą, norėdami jį pašalinti. Tai lemtinga akimirka, kai istorija gali pakrypti kitą linkmę. 39 lapkričio 8 Hitleriui pavyksta išvengti bombos. Atrodo, jį globoja apvaizda. Jis atvyksta į per pasikėsinimą žuvusiųjų laidotuvių ceremoniją tarsi visai kitas žmogus. Jo įtaka vokiečių tautai ir armijai tik stiprėja. Jis sako savo generolams, mano sprendimas neatšaukiamas, aš pulsiu Prancūziją pačiu palankiausiu metu, aš laimėsiu arba mirsiu. Tačiau pulti vakarus Hitleris delsia. Jis dar pasako, pradėti karą yra tas pat, kas atidaryti duris į tamsų kambarį, niekada negali žinoti, kas ten laukia. Hitleris atideda įsakymą pulti ir grįžta į savo namą Alpėse pas meilužę Eva Braun. Ji filmuoja fiurerio aplinką, o architektas Albertas Špėras lydi jį per ilgus pasivaikščiojimus. Špėras pasakoja, Hitleris norėjo duoti naują pavadinimą Berlynui ir pavadinti jį Germanija. Mes jau turėjome būsimos Adolfo Hitlerio aikštės komplekso maketą, su katedra, primenančia Šventojo Petro baziliką Romoje, tik 17 kartų erdvesnė. Aš jam pasakiau, mano fiureri, ji gali tapti idealiu orientyru bombonišiams. Hitleris atsakė, tai neįmanoma. Geringas mane užtikrino, kad virš Reicho nepraskris nė vienas priešo lėktuvas. Būsimas vokiečių karininkas Augustas von Kagenekas savo kareivinėse rašo motinai. Mes degame noru kautis, mes pasirengę mūšiui. Motina jam atsako, šitas karas yra nusikalstamas ir mes turime už jį sumokėti. Karas įžengia į naują etapą. Vokiečiai jį vadina Sitzkriegu, sėdimuoju karu. Anglai pramina The Phony War, apgaulingų karu. Prancūzai keistuoju karu. Ilgas ir keistas laukimo laikotarpis. Ypač moterims. Jas kankina ne tik nerimas dėl karo, bet ir dėl šeimos likimo. Kaip ir praeitame kare, kareiviai kasa tranšėjas ir laukia. Prancūzų kareivis Gastonas Sirekas rašo savo žmonai. Spaudžia vos net 30 laipsnių šaltis, duona sušalusi. Man pasisekė, mums davė šiaudų, todėl miegoti šilčiau.
39–40 žiema viena šalčiausių amžiaus žiemų. Kaip ir kitos karo žiemos, taip pat prisidėjo prie žmonių negandų. Generalisimas Gamelinas, kaip ir 14-aisiais, pasirengė sutikti vokiečių žygį per Belgiją, per lygumą atsiveriančią į Prancūziją. Gamelinas numato pasitikti vokiečius Belgų žemėje. Prancūzijoje jau spėjęs pasižymėti tankistas pulkininkas De Gaullis kritikuoja šią strategiją ir pavadina ją Mažino linijos dvasia, kurios esmė laukti, kol kiti ką nors padarys. Savo knygoje Profesionalios armijos link priešingai jis ragina pulti ir panaudoti šarvuotąją techniką. Prancūzija pagamina 300 tankų per mėnesį, tačiau išsklaido juos po visus sektorius kaip paramą pėstininkams. Prancūzų aviacija taip pat atsilieka. Nepaisydama vis augančio antikarinio judėjimo, kuriam vadovauja Čarlzas Lindbergas, pirmojo skrydžio per Atlantą didvyris, judėjimo America First, Amerika pirmiausia lyderis, Prancūzija užsako Jungtinėse valstijose 4000 lėktuvų. If you believe in an independent destiny for America, if you believe that this country should not enter the war in Europe, we ask you to join the America First Committee in its stand. Tai gūdi Amerika, su tokiomis asmenybėmis kaip antisemitas automobilių konstruktorius Henris Fordas arba provokiškasis amerikiečių ambasadorius Londone Josephas Kennedys. Tuo metu jo sūnus, būsimasis prezidentas Johnas Kennedys, palaiko demokratus. Aktyvūs amerikietiškiai naciai prisideda prie 40-ųjų pradžios atmosferos įkaitinimo. Europoje anglų naciai nerimsta tol, kol jų veikla uždraudžiama. Londono centre angliškasis fiureris Osvaldas Moslis stoja prieš valdžią. Dėl vyriausybei priešiškos veiklos jis keliaus į kalėjimą. Jo šūkis "Sustabdykite karą" yra įkvėptas nacių, kurie siekia taikos su Anglija. Tačiau Čerčilio įtaka Britų vyriausybėje vis didėja. Būtina pereiti į puolimą, kala Čerčilis prancūzų vadams Gamelinui ir admirolui Darlanui atvykusiems į Londoną. Suformuotas prancūzų ir britų ekspedicinis korpusas pirmiausia turi padėti Suomijai, kurią netikėtai užpuola Sovietų sąjunga. Prancūzija formuoja svetimšalių legionų elitinių karių batalioną. Svetimšalių legionas. Jau visą šimtmetį atstumtieji iš viso pasaulio gali stoti į legioną nepaisant jų praeities, jei tik ji nėra itin sunki. Jų kareivinės Alžyre, Sidi Bel Abese, nuo šiol priglaus ir Ispanų respublikonus pabėgusius iš šalies po fašistų pergalės. Jie dega noru kauti su naciais, kurie padėjo Frankui ateiti į valdžią. Visų jų laukia ilga kelionė į Prancūziją. Breste legionieriai sėda į laivą su Alpių šauliais, gerai paruoštais sniego ir kalnų specialistais. Tačiau Suomija sudaro taiką su Rusija.
Tuo pat metu Danijoje ir Norvegijoje Hitleris staiga pereina į puolimą – blitzkriegą, žaibo karą. Per 2 dienas Wehrmachtas užima Oslą. Hitleris nori apsaugoti geležies kelią. 50% geležies rūdos žaliavos reikalingos Vokietijos karo pramoniai plukdoma laivais iš neutralios šalies Švedijos per Norvegijos Narviko uostą. Prancūzų ir Britų ekspedicinis korpusas išsilaipina Narviko fiorde. Narvikas užimamas po mėnesį trukusių mūšių, pareikalavusių 5000 žuvusiųjų ir sužeistųjų. Sąjungininkai gali paskelbti, kad geležies kelias atkirstas. Prancūzai pasijunta tvirčiau. Mes laimėsime, nes esame stipresni. Toks naujas prancūzų šūkis. Tačiau ekspedicinis korpusas turės palikti Narviką. Ir švediškos geležies rūdos vagonai toliau riedės per visą karą, tiekdami žaliavą Vokietijos karo pramoniai. Vokietija rengiasi pulti. 40-ųjų gegužės 9-ąją Hitleris išvyksta iš Berlyno specialiu traukiniu pavadintu Amerika. Kryptis – Norvegija. Tačiau pusiaukelėje kryptis pakeičiama. Traukinys pasuka jo naujojo generalinio štabo prie Prancūzijos sienos link. Führeris sako: ponai, puolimas prasidėjo. Žiemą Hitleriui generolai buvo pateikę mūšio planą. Planas buvo toks pat, kaip ir 14 metais – pulti iš Belgijos. Generolo von Mansteino planas Hitleriui buvo priimtinas. Hitleris sako: reikia įtikinti, kad mes pulsime iš Belgijos pusės, tada atskubėję sąjungininkai pateks į spąstus. O mes trauksime per Ardėnus, paskui pasuksime jūros link ir kirtis pjautuvų juos apsups. Iš tiesų, kirtis pjautuvų kol kas rizikingas žingsnis, nes sąjungininkai gali atsigręžti ir juos sutriuškinti. Tačiau Führeris tiki. Jis sako: svarbiausia, kad būtų gražus oras. Leitenantas Augustas von Kagenekas sako: mes esame Wehrmachtas, didžiosios Vokietijos ginkluotosios pajėgos. Nėra net menkiausios abejonės dėl pergalės. Šie iš pašaukimo tarnaujantys vaikinai tapo pavyzdiniais kariais. Tai tobulas, iš Prūsų armijos paveldėtas ir nacių fanatikais paverstas karys. Įtikėjęs, kad prancūzai jiems paskelbė karą ir jų tėvynei gresia pavojus. Keturiasdešimtųjų gegužės 10-ąją auštant, vokiečių parašiutininkai nusileidžia Olandijoje. Jų užduotis – užimti aerodromus ir tiltus aplink Rotterdamą. Tuo pat metu Hitleris nukreipia karo mašiną į Belgiją. Führeris laukia. Ar pateks sąjungininkai į spąstus?